Draugė, the moteris ar meilužė. Draugė, the moteris ir meilužė. Šios trys skirtingų lyčių bendravimo formos buvo kaip 11 Dievo įsakymas, lyg į galvoje esantį kietą į diską įrašytą nekoreguojamą programinės įrangos dokumentacijos įžangą. Tačiau aš, sumišęs archeologas, dangun tiesiantis ką tik atkapstytą mistinės būtybės kaukolę ir laukinių paukščių būrius keliantis riksmais, tai perrašys istoriją. Tai tu tas jobanas sausis? Kokio velnio reikėjo apie mane blevizgoti? Piktinasi pašnekovė. Ir jau tos pačios dienos vakarą vėliai patoginasi ant sofos. Pagal scenarijų tai turėjo būti vienos nakties projektas. Visgi nuo tada bendraujame kone kasdien. Jei emocinė duobė, šaunam vyno butelį, didinam muzikos decibelus ir kalbam iki paryčių. Iš pažasties traukiamas termometras trimituoja apie būsimą lovos režimą, atominį reaktorių aušinam vaistais, arbatomis ir buvimu šalia. Man nekelia emocijų dėl jos besipešantis trubadūrai, o aprangos stilius nesugundytų bare vaišinti kokteiliais. Erzina durnais klausimais, kad dainas niūniuoja nuo pradžios iki galo, mėgina įbrukti savosius įpročius, nejaučia, kuo skiriasi socialinis, asmeninis ir intimus atstumai. Nesidulkiname, nors užmiegame vienoje lovoje. Su krūtimis delnuose, apsikabinus ar nusisukus į skirtingas pusės. Gerus 40 000 metų žmonės geba operuoti žodžiais, visgi aš nerandu to vienintelio, kuris idealiai apibūdintų šitą santykį.